Labą dieną, esu gydytoja akušerė ginekologė Eglė Savukinė. Noriu pakalbėti apie ultragarsinę patikrą nėštumo metu. Turbūt jau visos nėščiosios Lietuvoje žino, kad nėštumo metu reikia atlikti bent 2 ultragarsinės patikras. Tai yra pirmojo nėštumo trečdalio ultragarsinė patikra, kuri atliekama nuo 11 nėštumo savaitės iki 14 nėštumo savaitės, ir antrasis ultragarsinis tyrimas, ultragarsinė patikra nuo 18 iki 20 nėštumo savaitės. Šie tyrimai yra ypatingos svarbos, nes tiek mažos, tiek didelės rizikos pacientėms jis yra privalomas, reikalingas, nes galime nustatyti tiek vaisiaus patologijas vystymosi, tiek placentos patologijas ar įvertinti gimdos randą po buvusios cezario pjūvio operacijos. Jeigu moteris nėštumo metu, jau pačioje nėštumo pradžioje skundžiasi kraujavimais, skausmais arba turi randą gimdoje po buvusios cezario pjūvio operacijos, rekomenduojama kreiptis ultragarsiniam tyrimui dar anksčiau, iki 11 nėštumo savaitės. Pirmo nėštumo trečdalio ultragarsinės patikros metu nustatome chromosomų žymenys ultragarsiniai, taip pat galima įvertinti, ar tai yra vienvaisis ar dvivaisis nėštumas ir nustatyti tų dvynių tipą. Todėl šie ultragarsiniai tyrimai yra ypatingai svarbus. Kviečiame atvykti ultragarsiniai patikrai.